Vienu žaidėjų mažiau. Per nelyg ilgai tempti gumos negalime, kad nebūtų pasyvi ataka užfiksuota, bet apskritai skubėti taip pat nėra prasmės, nes laikas dabar būtent yra Kauniečių sąjungininkas, jie pirmauja ir čia dar surengė gan. Aikštėje pasirodęs Orlovskis, jo marškinėliai pažymėti 93 numeriu. Taip pat dešinėje ir Jarukas. Dabar vėl neskubėdami vienas kitam perdavinėja kamuolius Kauniečiai. Urbonas, suklaidintas varžovas, sudėtingas metimas ir pražanga prieš pirmavo pirmajame kėlinyje ir dabar taip pat po pirmosios rungtynių pusės, kai jų persvara buvo vos vienas įvartis, jie taip pat dabar tą persvarą sugeba išlaikyti. Urbono perdavimas Štaroliui. Čia sudėtingas metimas, tačiau tikslus. Jau buvo be praradas judėti ir neleisti varžovams mesti iš tokių situacijų, kaip dabar tai darė Štarolis. Štai šeimininko ataka. Simėnas prasiveržė, meta, Šveikauskas kovoja kamuolį ir pakartotinu